Tai B lygis, taip lygtys nelygybės kartojamas valstybiniam egzaminui. Jei yra šitaip, tai kiek yra x, tai čia reiškia, reikia išspręsti šitą lygtį. Lygtis šitą vadinama paprastoji trupmeninė lygtis. Paprastoji trupmeninė lygtis. Paprastosios trupmeninės lygties išvaizda yra tokia f nuo x dalinta iš 1x lygu 0. Ir sprendimas jo susideda į sistemą, kad f nuo x yra lygu 0 ir g nuo x vardiklis yra nelygu 0. Į tokių dviejų lygčių sprendimą susideda. Tai mano yra f iš gx su x reiškiniai lygu 0, lygiai tokia pati išvaizda. Aš iš čia darau sistemą 2x minus 1 lygu 0 ir vardiklis x minus 3 nelygu 0. Taip. Ir sprendžiame. Čia išsprendę turime x lygu 1/2 ir čia išsprendę turime x nelygu 3. Gavome 1/2, tačiau mums sako, kad x negali būti lygus 3. Bet mes 3 ir negavom. Vadinasi, šitos lygties sprendinys yra 1/2 ir kam yra x lygus? Kam yra x lygus? 1/2. Taip, turime kitą lygtį, tai jinai vadinasi rodiklinė lygtis, taip. Aš visur rašau pavadinimus, nes rašau lygčių pavadinimus, nes mes sprendžiame pagal šabloną. Tai žinau, kad čia paprastoji trupmeninė, sprendžiu pagal tokį šabloną. Žinau, kad čia rodiklinės toks šablonas labai paprastas. Taip, rodiklinė lygtis. Jos šablonas labai paprastas, tai mes turime padaryti skaičių 1 laipsnio ir kitoj lygties pusėje skaičių tą patį ir aišku kažkokiu tai kitų laipsnių. Tuomet tie skaičiai vienodi pagrindai užsidengia ir lieka laipsnis lygus laipsniui ir prapuola tas sudėtingumas tada. Tai vat toks rodiklinės lygties sprendimo šablonas. Čia pagrindė kiek turime? 4. Čia? 8. Čia laipsnio pagrindas, čia rodiklis. Čia reikia padaryti vienodus. 4 ir 8 prie kokio vienodo galime privesti? Prie dvejeto. Galime įrašyti vietoj 4 2 kvadratu ir vietoj 8 2 trečiuoju. Tai čia bus 2 kvadratu apskliausta x-uoju, vietoj 8 2 trečiuoju apskliausta laipsniu 2x minus 1. Dabar mes žinome, kad iš 7 klasės, kad laipsnis laipsnių jie susidaugina. Tai bus 2 laipsnių 2x lygu 2 laipsnių, čia reikia trejetą dauginti iš reiškinio. Tai bus 3 kart skliausteliuose 2x minus 1. Atskliaudžiame 2 laipsnių 2x lygu 2 laipsnių 6x minus 3. Ir dabar, jeigu 2 laipsnių yra lygu 2 laipsnių, tai savaime aišku, kad tie laipsniai turi būti visiškai vienodi. Tai 2x lygu, tik tai laipsnius nurašau lygybę tarp laipsnių. 2x lygu 6x minus 3. Ir pabaigėme spręsti lygtį. Kam nesimato, gali persėsti. Čia 3/4 normos? Nežinau, to pasižiūrėsim. O kol jūs jau šitą suskaičiavot, aš turiu. Aš perėsiu greitai pasižiūrėsiu.
nesimato, tai tu atsisėsi. Čia atsisėsiu prašau. Viską gali palikti tik tai vieną sąsiuvinį ir vieną rašiklį. Taip, tai su x į kairę, su skaičiais į dešinę. Tai bus 2x minus 6x lygu minus 3, minus 4x lygu minus 3. Abi pusės daliname iš skaičiaus prie x ir x lygu. Taip pat man tai išėjo 3/4, o jums? Atsakymas 3/4. Toliau turime. Kaip šita lygtis vadinasi? Logaritminė lygtis. Logaritminė lygtis. Ir dar plius paprasta. Ir dar plius visiškai paprasta. Tokia logaritminė lygtis rodo, kaip yra sprendžiama. Prieš tai paskaičiuosime kelis logaritmus. Logaritmas pagrindu 2/16. Tokį tiesiog paskaičiuosim, ką tas logaritmas reiškia. Logaritmas 2/16 rodo, kokiu laipsniu reikia pakelti 2, norint gauti 16. Tai kokiu laipsniu reikia pakelti 2, norint gauti 16? Tai jisai lygu 4. Logaritmas pagrindu 3/81. Kokiu laipsniu reikia pakelti 3, norint gauti 81? Tai atsakymas yra 4. Kai atsakome į klausimą ir ten parašome atsakymą. O dabar pažiūrėkime atvirkščiai. Jei šito užrašo mes galime parašyti, kad 2/4 yra 16. Galim parašyti. Ar iš šito užrašo galim 3/4 lygu 81 parašyti? Tai lygiai tas pats galioja ir šitai lygčiai. Imame logaritmo pagrindą. Va šitas pakeltas šitu lygu 16. Pagrindas pakeltas kvadratu, taip, yra lygu šitam logaritmuojamam reiškiniui. Aišku, ar ne, kaip aš sudariau šitą lygtį? Aišku. Ir tokiose paprastose logaritminėse lygtyse visą laiką taip vienodai ir darom. Dabar reikia spręsti šitą kvadratinę lygtį. Tai y kiek lygus? Kiek? Labai ir labai blogai. Plius minus 1/4 lygtys. X kvadratu lygu 7 sprendžiamos taip. X lygu plius minus šaknis iš 7. Jeigu čia laipsnis lyginis, tai čia traukiama to laipsnio šaknis ir plius minusas. Jeigu nelyginis, plius minuso nėra. Taip. Tai čia mes turime y lygu plius minus šaknis iš 1/16 ir y lygu plius minus 1/4. Ir ne viskas. Nes logaritminėse lygtyse reikia atsižvelgti į apibrėžimo sritį. Dabar kokia yra logaritminių lygčių arba logaritminių funkcijų apibrėžimo sritis. Tai aš, kai išsprendžiu logaritminę lygtį, darbo niekada dar nebaigiu ir turiu rašyti tą apibrėžimo sritį ir patikrinti, ar mano gauti atsakymai tą apibrėžimo sritį pakliūva. Prisiminkime, kad čia yra vadinamas logaritmo pagrindas, va čia, o čia yra logaritmuojamas reiškinys. Tai dabar aš parašysiu tas apibrėžimo sritis bendrai logaritmai, o paskui šitai lygčiai. Tai dabar taip, jeigu mes turime logaritmą pagrindų trikampiuko ir čia burbuliukas, tokį užrašą, tai logaritmuojamas reiškinys teigiamas, logaritmo pagrindas teigiamas ir logaritmo pagrindas yra nelygus 1. Prašom šitą užsirašom teoriją, čia teorinė dalis, taip. Čia yra vieta. Ne, aš matau. Ne. Man čia reikia žiūrovų. Tai mes savo lygtyje tai turime čia burbuliuką 1/16. Aišku, kad tai yra skaičius nekintantis dydis, jis yra teigiamas, mes jo niekaip neribojam. Tačiau pagrinde mes turime raidę ir pagrinde ta raidė taip turi būti didesnė už 0 ir nelygi 1. Tai dabar prie šitų savo gautų y rašau apibrėžimo sritį šitos lygties. Pagrindas y
turi būti daugiau už 0 ir visas pagrindas y turi būti nelygu 1. Ir dabar jau aš tikrinu savo atsakymus, ar abu atsakymai tinka čia ir čia. 1/4 yra teigiama ir 1/4 yra nelygu 1, o minus 1/4 yra teigiama. Ne, tai tinka ar ne? Ne, bet atsakymas pačios šitos lygties sprendimo buvo toks. Ir nesvarbu, kad tu buvai atsakymą teisingai pasakęs, padarėjai klaidą 2 kartus. Taip, atsakymas yra 1/4. Klausimų yra? Klausimų yra? Ne. Tada rašau toliau kitą užduotį. Rašau kitą užduotį. Tai susirandu. Reikia išspręsti lygčių sistemą, tai čia prie lygčių. Numeris yra 10. Pabandau patys. Tada aš... Taip, dabar tada aš sprendžiu. Sistemos dažniausiai sprendžiamos yra universaliuoju keitimo būdu, tai iš antros lygties aš galiu išreikšti x, taip. Y keliu į kitą pusę keičia ženklą, bus 3 minus y. Ir į pirmąją lygtį x pakeisiu jam lygių reiškiniu, taip, į pirmąją lygtį vietoj x statau 3 minus y. Tai bus 3 minus y kvadratu, apskliausta būtinai, nes vietoj x statau reiškinį. Ir plus y kvadratu ir lygu 5. Tai dabar garsioji formulė, taip, kvadratų, garsioji formulė skirtumo kvadratas, tai a minus b kvadratu. Prisimenat? Kaip pakelti? Ne? Tai bus a kvadratu. Dar kartą rašau. Trikampis minus burbuliukas kvadratu, trikampis kvadratu minus 2, trikampis burbuliukas plus burbuliukas kvadratu. Čia daugybė. Čia yra formulė, keliame kvadratu. 9 minus 6y plus y kvadratu plus y kvadratu yra lygu 5. Sutraukiame panašius narius 2y kvadratu minus 6y. Ir 5 persikeliame į kitą pusę, išeina plus 4 lygu 0. Lygtis visa dalinasi 2, 2, 2, 2, daliname iš 2. Abi pusės turime y kvadratu minus 3y plus 2 yra lygu 0. Su diskriminantu skaičiuojame ir randame y1 ir y2. Susižiūrim viską.
Kas jau gavo y1 ir y2. Taip. Bet tai ne pabaiga. Nes lygtysi, taip. Nes sistemoje yra dvi raidės, x ir y, tai y mums neužtenka, taip? Tai čia tada nusirašom, kam lygu a, koeficientas a prie y kvadrato 1, koeficientas b prie y minus 3 ir koeficientas c yra laisvasis narys be y, tai c lygu 2, diskriminantas formulė b kvadratu minus 4ac, čia rašau formulę ir taip pat statau ją, b kvadratu minus 3 kvadratu minus 4 kart, a yra 1, c kart 2. Tai 9 minus 8 diskriminantas yra 1, y dabar sprendiniai tokie yra, minus b plus minus šaknis d iš 2a lygu, minus b, tai b su priešingu ženklu, tai 3 plus minus šaknis iš diskriminanto iš vieneto yra vienetas, ir dalinta 2 kart a yra 1, tai 2 kart 1 yra 2. Ir skaičiuojame, 3 plus 1 yra 4, iš 2 2 ir 3 minus 1, 2 iš 2 yra 1. Radome sprendinius y 2 ir 1, tačiau mums dar reikia surasti juos atitinkančius x-us. Labai sveika x-us skaičiuoti iš karto prie šito y, va čia kablelis, x ir lygu. Nekeliauju niekur, iš karto skaičiuoju x. Dabar, kur aš einu skaičiuodama x? Einu, kur turėjau išraišką x lygu, tai yra va čia, matote, va čia. Ir vietoj y statau va 2. Y čia buvo 2. Tai bus x yra 3 minus 2, tai yra 1. Ir dabar čia x jeigu y 1, x yra 3 minus y, tai 3 minus 1 y, taip? Tai x yra 2. Ir dabar konstruojame atsakymą. Atsakymą sudaro taškai, kur susikerta šitos dvi kreivės. Tai yra x su y kombinacijos. Tai jeigu x yra 1, tai y yra 2, tai yra 1 taškas atsakymas. Dar paminėsiu, kad čia x, čia y. Ir kita pora, jeigu x yra 2, tai y yra 1. Taip? Aišku? Aišku. Toliau turime nelygybę. Toliau turime nelygybę. Aš tiesiog iš eilės atsitiktinė tvarka važiuoju, ką randu ir kokie jų uždaviniai gali pakliūti, taip? Tai čia vieni iš tų lengviausių, kur maždaug sprendžiami vienodai šabloniškai. Kas čia per daiktas? Nelygybė kokia? Rodiklinė. Nes x yra laipsnė, taip? Rodiklinė nelygybė. Rodiklinė nelygybė. Tai rodiklinė nelygybė, kaip ir rodiklinė lygtis yra sprendžiama, taip, kad mes padarome vienodus pagrindus abiejose nelygybės pusėse. Taip? Vienodi pagrindai ir laipsnių rodikliai kažkokie. Taip? Tada mes tuos a numetame ir lieka tik tai laipsnių rodikliai. Ar pas mus pagrindai yra vienodi? Ne. Kaip pereiti? Taip, 1/3 čia yra kvadratu, o čia 1/3 trečiuoju. Keičiame. Vietoj 1/9 1/3 kvadratu ir laipsnių x minus 1. Ir daugiau. Ir čia 1/3 trečiuoju ir dar laipsnių x. Laipsnis laipsnių jie susidaugina. Laipsnis laipsnių susidaugina, kad nebūtų milijono laipsnių. Turėsime 1/3 laipsnių 2 kart x minus 1 kart reiškinys, už tai reiškinį apskliaudžiu daugiau. 1/3 laipsnių. Matote, aš ir 1/3 keliu, nes jinai visa didžiulė trupmena pakelta laipsnių. 3 kart x yra 3x. Ir dabar mes jau turime pagrindus vienodus, taip? Ir aš sakiau, kad jie nukrinta, jo?
Dabar, jeigu čia pagrinde stovi skaičius mažesnis už vienetą, tai kai nukrinta pagrindai, šitas ženklas keičiasi į kitą pusę. Jeigu čia stovi daugiau už vieną, jie tiesiog nukrinta ir vaizdelis nelygybės toks. Ar aišku ar ne? Bet pas mus yra mažiau už vieną, tai jie nukris, šitas ženklas pasikeis į kitą pusę, nepamirškit. Čia bus 2 ir x minus 1 laipsnis liks ir čia 3x. Nu ir dabar yra tiesinė nelygybė. Tokias nelygybės mes stipriai sprendžiam 7 klasėje. Kam yra problemų, galite paprašyti, aš jums nurodysiu nuorodą, kur galite pasižiūrėti, kaip spręsti daugiau pavyzdžių. Tai atskleidžiame 2x minus 2 mažiau 3x, su x į kairę, su skaičiais į dešinę, 2x minus 3x, 2 į kitą pusę 2. Turime minus x mažiau už 2, abi pusės dauginame iš minus 1, nes man čia turi likti x, kai dauginu iš neigiamo ženklas keičiasi į kitą pusę, daugiau už minus 2, štai nelygybė jau yra išspręsta, tik beliko parašyti atsakymą. Tai toliau sprendinį žymime skaičių tiesėje, čia yra minus 2 tuščias, nes nėra lygų. Ir x didesnė už minus 2 užbrūkšniuoju ir sprendiniai x priklauso nuo minus 2, minus 2 neįeina paprastas pliaustelis iki plius begalybės. Nu kaip? Ar norit kažko paklausti? Ką? Nieko nesinori paklausti. Viskas aišku. Kam kyla problemų su paprastom tiesinėm va tokiom va? Tai, sakau, galiu nuorodą parašyti ir mokykitės. Toliau. Išspręsti lygtį. Išspręsti štai tokią lygtį. Rodau, kaip spręsti. Šita lygtis, kadangi jinai turi šaknį, vadinama irracionaliąja. Irracionaliąja. Irracionalioji lygtis. Tokiuose lygtyse reikia dažniausiai daryti patikrinimą, reikia prisiminti, nes jos visos sprendžiamos skirtingai, taip? Nepamiršti padaryti patikrinimą gale. Tai nėra pats lengviausias irracionaliosios variantas. Pradedame nuo to, kad dviejų dauginamųjų sandauga lygi kada nuliui. Kada vienas dauginamasis lygus nuliui arba kitas. Tai bus x kvadratu minus 4 lygu nuliui arba kitas dauginamasis šaknis x minus 2 lygu nuliui. Tai tokia lygtis susiskirsto į dvi lygtis ir dabar jūs sprendžiame vieną ir kitą.
Šita išeina kvadratinė, o šita išeina jau iracionalioji. Tai kvadratiniai x 4 į kitą pusę keliam ir x lygus kiek? Plius minus 2. Aišku? Toliau, dabar tai iracionalioji, tai kaip sprendžiama, norint panaikinti šaknį, mes turime dvi lygties pusės kelti kvadratu ir aš jau tokiu ženklu rodau, kad abi pusės keliu kvadratu. Tai turėsiu šaknis x minus 2 ir kvadratu ir lygų ir 0 ir kvadratu. Tai šaknis ir kvadratas vienas kitą valgo, lieka x minus 2, taip, o 0 kvadratu yra 0 ir gauname x lygų 2. Tai štai gavome tokių sprendinių, dvejetas dubliuojasi, bet mes sakome, kad tai yra iracionalioji, nes sąlygoje buvo šaknis, už tai turime daryti patikrinimą. Ir darome patikrinimą. Patikrinimas. Visą laiką rašome žodžiais, taip? Ir visiems rodome, čia būtinai visiems rodome, kad mes jį darome. Pirmiausia, pasimame sprendinį 1, 2, x lygų 2 ir statome į pačią pradinę lygtį. Vat į pačią pirmą eilutę. Turime 2 kvadratu minus 4 apskliausta kart šaknis, 2 minus 2 ir lygų 0. Žiūrime, ką turime. Turime čia 0 kart šaknis 0, taip, 0 kart šaknis iš 0 yra 0, lygų 0, ar 0 kart 0 lygų 0? Taip. Tai 2 sprendinys tinka? Tinka. Toliau tikriname sprendinį x lygų minus 2, statome į pačią pirmąją lygtį. Tai turėsime minus 2 kvadratu pirmuosios skliausteliuose, minus 4 kart šaknis, vietoj x statome minus 2 ir minus 2 ir lygų 0. Ir dabar mes skaičiuojame. Minus 2 kvadratu yra 4, minus 4, tai pirmuosios skliausteliuose išeina 0, o po šaknim išeina minus 4. Ar galima šaknį ištraukti iš minus 4? Ne, jinai neegzistuoja. Todėl 0, kitaip sakant, 0 kart nesąmonė, tai neaišku, ar yra 0. Vadinasi, minus 2 netinka, jo negalima čia statyti ir jis nėra sprendinį. Tai turime vienintelį lygties sprendinį 2, atsakymą rašome 2. Klausimų yra? Ar klausimų yra? Nes jau kitą kartą aš jūsų klausiu, nebe jūs manęs, o aš, nes visą laiką reikia užduoti klausimą vietoje čia ir dabar, kas yra neaišku, arba kažką patikslinti, arba kažką pakartoti. Taip? Tai jeigu viskas, tai tada išspręskite lygtį 12. 2 sinus x minus šaknis 3 lygų 0. Tai yra trigonometrinė lygtis. Trigonometrinė lygtis. Ir jūsų valstybinių egzaminų lape, formulių lape, kiekvienas pasimam tą lapą, formulių lape yra lygčių sprendimai. Sinus x lygų a susirandam. Kosinus x lygų a, turbūt ir tangent x lygų a. Radot ar ne? Tokių lygčių sprendimus. Ar radot ar ne? Radot. Tai ar šita lygtis panašiai kurią nors iš tų nurodytų? Ne. Tai reikia į tokį pavidalą suvesti sinus x ir lygų skaičiai. Tai aš ką darau? Šaknį iš 3 perkeliu kitą pusę, turiu 2 sinus x yra lygų šaknis iš 3 keičia ženklą. Abi lygties pusės dalinu iš 2 ir turiu sinus x lygų šaknis iš 3 iš 2. Ar dabar jau panašiai į tą egzaminų lape esančią lygtį? Jo. Taip ar ne? Taip. Tai lygtis sinus x lygų a sprendžiama taip, kad x lygų minus 1 laipsnių k kart arc sinus a ir plius ir k ir k priklauso z. Taip, va taip yra sprendžiama, va tą jūs matote pas save ir jo mintinai jų mokintis nereikia.
Taip? Ir mintinai mokintis jums nereikia. Dabar galiu ko įstatyti. Sinus x lygu a, va čia vat yra tas mūsų a, teisingai. Ir ką mes dabar padarom, tai mes viską tam atsakymę, viską, kurim jau duotas, mes viską perrašom, tik tai vietoj šito vat a įstatome savo lygties a. Aišku ar ne? Viską rašom, tik vietoj a savo a įstatom. Turėsime x lygu minus 1 laipsnių k kart arksinus a, mūsų a yra šitas, šaknis iš 3 iš 2, jeigu labai norit, galite apskliausti, ir plus pi k lygiai taip pat sėkmingai perrašom. Ir tada jūs pasižymite savo, kad tokia rodiklytė, kad įstatyti į atsakymą tik šitą skaičių. Arba įstatyti tik šitą skaičių. Įstatyti tik a. Va tik šitą reikia pakeisti, atsakymę daugiau nieko. Dabar reikia mokėti apskaičiuoti arksinus šaknis iš 3 iš 2. Tai lentelėje jūs matote sinus, taip? Sinus matote 60 laipsnių, o radianais matote savo lentelėse. Pi iš 3 matot? A jūs neturit lentelių valstybinių egzaminų lapį? Klausiu, ar matot radianais? Matot? Gerai, tai parodysiu tas radianais. Tai parodysiu. Taip, tai yra sinusas, čia yra laipsniai, taip, tada po apačia dar yra radianai. Ir čia yra sinusas. Ir atsakymas sinuso kiek pas jūs rodo? Kiek? Šaknis 3 iš 2. Matot? Kaip man suskaičiuoti arksinusą šaknis 3 iš 2? Aš lentelėj, sinuso eilutėje susirandu šaknis iš 3 iš 2. Aišku? Ir žiūriu į viršų. Ir kiek išeina šito reikšmė viso? 60 laipsnių arba pi iš 3 radianų. Tai kaip norit, taip prašom. Kaip jūs norit 60 laipsnių rašyti? Aš tai noriu pi iš 3 rašyti. O jūs radianų nesimokėte? Ai. Aha, tai jūs tokios formulės nematot. Jūs matot trupučiuką kitokią, tai aš jums pataisau. Jūs matote, vaikučiai, va tokią formulę. Čia 180 kart k, taip? Ar taip matot? Matot? Ką? Tai jūs atsakykit man į klausimą, matot? Tokią matot? Jūs neturit formulėlių šitų? Tai jie turi, bet jie tyli, aš klausiu, ar jie mato. Aš nematau, kad aš jį turėtų Nu, Ne, tai jisai turi, jisai žiūrėjo telefonę formulės. Aš jį kai O kiti siūliau neturi, pasilikti. ne? Tai žinokit, šitus reikia nešiotis va taip. A jūs turit minus, ar man jau rūpa? Tai bet reikia juos nešiotis į pamokas. Tai jūs už tai man niekas nieko ir nesako. Nu, tai aš matau, Tai va, kad jie kaip tai sakant, žiūrėkite, tyliai. prašau, tada aš va čia įstatau A, taip, bet nuo to tik tai va šitas va užrašas keičiasi, mes einame su A lygių radianais, o su B lygių laipsniais, taip? Tai va čia va pas mane irgi keisis, bus 180 laipsnių, taip? Va. Ir dabar arksinus šaknis iš 3 iš 2, tai bus sinuso eilutėje susirandu šaknis iš 3 iš 2 ir pasižiūriu, kad čia 60 laipsnių ir vietoj viso šito įstatau. Tai bus x lygu minus 1 laipsnių k kart 60 laipsnių ir plus šitą perrašau uodegą ir šitą uodegą būtinai perrašau. Būtinai. Ir jūsų lygtis yra išspręsta, nes čia yra atrasti visi x-ai, kurių prašė. Taip, x-us reikėjo rasti, mes juos radome.